Šešto žingsnio metu mums reikia sužymėti naujus žodžius. Tam mes turime atsidaryti savo pamokos langą. Šiuo atveju jis jau turi būti pas jūs atidarytas. Vėliau savo pamokas galėsime surasti, kaip jau rodžiau skyriuje mokytis, mano pamokos. Arba paskutinę atidarytą pamoką galima surasti skyriuje užduotis. Ir štai čia yra mūsų pamoka. Penktojo žingsnio metu mes jau sužinojome, kad čia yra grotuvėlis. Beklausant pamoką gali atsitikti taip, kad kažko jūs neišgirsite ar nesuprasite. Ir tada čia yra labai naudinga funkcija, jūs galėsite su šitu mygtuku atsukti garsą 10 sekundžių atgal ir paklausyti dar kartą. Ir dar mes matome, kad šioje pamokoje yra 25 mums nauji žodžiai. Galbūt jie ir nėra visiems labai nauji, tačiau kol jūs sistemai nepasakėte, kokius žodžius jūs jau žinote, sistema visus žodžius traktuoja kaip naujus. O dabar galime pereiti prie mūsų pagrindinio darbo, tai yra žodžių žymėjimo. Nereikalingus dalykus mes paslėpsime, o tai, kas mums yra svarbu, prisitrauksime arčiau. Čia yra dar vienas toks paslaptingas mygtukas, auto scroll. Pageidautina tą varnelę nuimti, kadangi jis yra labiau skirtas greitajam linkinimui, greitajam žodžių žymėjimui, kuomet jūs dirbate su klavišais ir tada tekstas juda pats nuo vieno naujo žodžio link kito. Tačiau, kad tekstas mums nebėgiotų, mes tą varnelę nuimsime, taip bus patogiau pradžioje dirbti. Dabar mes paleisime garsą ir tuo pat metu seksime akimis tekstą. Geriausia stabdyti garsą po kiekvieno sakinio, tačiau kadangi čia pas mus dar sakinių pakolkas nėra pradžioje, tik tai 5 frazės, sakiniai bus po to, mes galbūt išklausysime šitas 5 frazes, o po to sužymėsime nežinomus žodžius. Taigi leidžiame garsą ir tuo pat metu akimis sekame tekstą. Greetings and goodbyes. Part 1. Meeting people. Good morning. Good evening. Good night. Goodbye. Užtenka. Dabar pradedame žymėti žodžius. Užvedame pelę ant žodžio meeting ir dabar dešinėje pusėje atsidaro siūlomos šio žodžio reikšmės. Skaičius šalia žodžio reiškia, kiek kartų tas žodis buvo panaudotas kitų mokinių. Kuo didesnis skaičius, tuo ta reikšmė yra populiaresnė. Gali būti, kad jinai bus visiškai netokia ir dažnai taip ir nutinka, tačiau pradžioje dažniausiai tos reikšmės tinka. Todėl mes paprasčiausiai pasirenkame šią pirmą reikšmę. Ir štai dabar žodis meeting jau yra pažymėtas, užlinkintas. Jeigu sekantį kartą mes pamiršime, ką jis reiškia ir norėsime pamatyti jo reikšmę, tiesiog užvesime ant jo pelę ir paspausime. Ir tuomet dešinėje pusėje mums atsiranda ta reikšmė, kurią mes šitam žodžiui priskyrėme. Toliau žymime sekantį žodį – people. Kol žodžiai yra lengvi, dažniausiai mes matome gana tikslius pasiūlymus ir galime drąsiai juos rinktis. Sakykime, kad žodį good aš žinau. Tuomet galima paspausti mygtuką aš žinau šį žodį. Štai čia. Ir matome, kad mėlynas pažymėjimas dingo nuo visų žodžių good. Tokiu būdu mes sužymime visus nežinomus žodžius, o tuos žodžius, kuriuos žinome, mes galime perkelti į žinomų žodžių sąrašą vienu mygtuko paspaudimu. Mums nėra reikalo kiekvieną kartą spaudalioti, kad aš tą žodį žinau. Tiesiog jeigu žinome, paliekame taip, kaip yra. Susižymime tik nežinomus žodžius ir pabaigoj spaudžiame mygtuką perkelti visus likusius naujus žodžius į žinomų žodžių sąrašą. Patvirtiname, kad tikrai juos žinome. Jeigu paspaudžiame mygtuką per klaidą, spaudžiame mygtuką grįžti atgal. Aš jį paspaudžiu ne per klaidą, aš žinau tuos visus žodžius, todėl spaudžiu žinau juos visus. Ir dabar mes čia matome, kad apačioje automatiškai atsirado vienetukas. Tai reiškia, kad mes tekstą perskaitėme. Paspausdami mygtuką, kad žinome visus likusius žodžius, mes duodame sistemai suprasti, kad tekstas jau yra perskaitytas. Mums dar reikia pažymėti, kad mes jį ir perklausime. Tiek kartų, kiek perklausime. Jeigu mes pradžioje jį perklausime 2 kartus, vieną kartą nežiūrėdami į tekstą, o kitą kartą žiūrėdami, ir dabar dar kartą perklausime skaitydami, tai jau turėtų mums susidaryti 3 perklausimai. Ir čia mes matome, kad sistema skaičiuoja laiką mūsų, tai yra bendras mūsų klausimo laikas, ir taip pat jis skaičiuoja, kiek žodžių mes perskaitėme.
Šis mūsų pusės minutės straipsnelis buvo sudarytas iš 43 žodžių iš viso. Dabar tekstas yra perklausytas, perskaitytas, nežinomų žodžių reikšmę mes išsiaiškinome. Taigi, šios dienos darbai yra baigti. Čia buvo Gintaras Akulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ačiū, kad žiūrėjote ir tai buvo 7 dienų nemokamas kursas pradedantiesiems, pirmieji žingsniai. Pasimatysime rytoj.